grupė, galima sakyti. Ir nusprendėm kaip vieną iš užduočių surengti turnyrą, kad parodyti žmonėm, kad sportas yra galbūt ir svarbiau už verslą. Žmonės sportuoja šiame stadione ir jie nori tai tęsti toliau. Sportuojam, renkamės pastoviai, kas savaitę, kartais net dažniau. Ir norėtume rinktis ir toliau. Džiugu, kad planavom 8 komandas, 8 ir susirinko. Viskas vyksta puikiai, oras puikus. Labai džiaugiamės, kad daug atsiranda aktyvistų ir daug žmonių, kurie myli futbolą, myli sportą ir palaiko mus ir palaiko visą stadioną, kaip sakant. Yra mūsų komandai narių, kurie čia yra pastovus lankytojai. Šitą aikštę reikia išsaugoti, todėl kad atvažiuosim čia pažaisti ir ne turnyro metu. Šiaip tautininkai visada palaiko viešą interesą ir šiuo atveju mes simboliškai atvykom sudalyvauti. Mes palaikom Žirmūnų bendruomenę ir šią mokyklą šiuo klausimu. Norim išsaugoti šitą stadioną Tuskulėnų, nes mokyklai reikia, vis tiek, vaikam pasportuoti. Tiesiog susirinkom draugiškai pasižaisti, praleisti dieną. Tie, kurie sėdi ten viršūjų keliai, ne visada žino tas problemas, kurios yra. Jie tik popierius tvarko ir taip toliau. Savo nuomonę reikia išsakyti ir kažkokių veiksmų imtis. Aš manau, kad reikia daryti tokius turnyrus, skatinti žmonės, plakatus. Visos pilietinės iniciatyvos yra valio. Tokių turnyrų reikėtų daugiau ir reikėtų skatinti žmonių susidomėjimą tokiais turnyrais. Labai įdomus turnyras yra, daug komandų. Kažkuriems sekasi geriau, kažkuriems blogiau. Bus matyti. Kraštutiniu atveju esam pasiruošę prisirakinti šitą stadioną, jeigu jau su buldozeriais stovės. Sekantis posėdis numatytas gegužės 30 dieną, tada bus daugiau gal aiškumo.